Sveikinu tą šaunę mažųjų jauniausių vaikų komandą, kurie ateina pirmus metus, pirmą kartą į mūsų darželį. Žemai lenkiu galvą prieš mūsų darbuotojus ir ačiū tėveliai, kad atvykote kartu. Na kągi vaikai, vasara praėjo, ruduo atėjo. Ruduo yra labai puikus laikas. Kakėm. Smagu, buvo šilta, šokiai, dainos, žaidimai, bet kokiagi šventė šiandien be dovanų. Pirmiausiai visus kviečiu, gražią dainą girdėjau, kviečiu visus prisijungti ir kartu sudainuoti mūsų varpelio himną. Taigi visi ir kurie scenoje, ir kurie čia apačioje, ir tėveliai, ir močiutės, ir seneliai, mes visi kartu rugsėjo 1-osios proga giedam varpelio darželio himną. Paruošiam savo rankeles, pakeliam varpelius ir dainuojam kartu. Labai gerai. Jeigu jums patinka magiški dalykai, tai pradėsime. Aš šiandien jums atvežiau visą savo magišką laboratoriją. Štai nuo burtų knygų iki įvairiausių dalykų. Kol aš čia viską sudėsiu, gal jūs galėtumėt vaikai pagalvoti, kaip galėtų ir koks galėtų būti mūsų šiandienos burtažodis. Tai koks galėtų būti burtažodis? Padėkit. Abrakadabra. Visiems tinka toks burtažodis. Tai kartuojam visi kartu. Abra. Beje, atvykau ne vienas, atvyko ir mano draugas, jisai netrukus ateis su jumis susipažinti. Tuo mes parodysim. Tai, kas su burtininkais keliauja, ar žinot? Kas? Kas toks? Jūs keliaujat. Aš sakiau, draugą atvežiau, jisai pasiruošęs, ponas Triušis, sakykit, labas, ponas Triušis, pasirodyk. Štai ir ponas Triušis, sakom, sveiki vaikai, sveikinasi su jumis, ponas Triušis, jisai kartais su manim keliauja pas vaikus, daryti įvairiausius pokštus. Čia parašyta komedija ir magija, tai ką mes dabar ir darysim. Tai pirmas dalykas, Triušį, ką darysim, kad Triušis sako, nori baliono pokšto, ar tikrai? Baliono, o jūs norit baliono pokšto? Triušį tikrai baliono pokštą? Taip, baliono pokštą. Gerai, baliono pokštą, sakykit, ate Triušį. Na, jeigu jūs nori baliono pokštą, aš jį padėsiu į dėžutę čionais. O mes su jumis vaikai padarysime baliono žadėtą į pokštą. Teisingai? Taip, sekundėlė, kurgi jis čia yra. Gal kas matėt mano balioną? Na, šitas irgi tiks. Kokia čia spalva? Oranžinė, ar tikrai? Gerai, o kas telpa į balioną? Kiaušinis. Gerai, pažiūrėsim, dabar paimsim balioną, susprogdinsim. Ko čia man jis O, žiūrėkit, ką aš čia radau, kas čia? Gerai, sprogdinam adatą. 3, 2, 1, pažiūrėsim, kas telpa į balioną. Pasiruošę? 1, 2, 3, bum! Aha! Gėrimas, supratau. Ir žinot ką, šiandien yra pono Brunduko gimtadienis. Turi draugų?
Tai va, aš irgi turiu vieną draugą, jo vardas yra ponas Brundukas, šiandien jo gimtadienis netgi, tai aš galvoju, gal aš jam ir padovanosiu šitą sultis, bet kas dar per gimtadienį labai skanu būtų ir tinkama? Tortas, gera mintis, turiu kažkur receptų knygą, štai turiu receptų knygą, paskaitysim, kokį geriausią receptą išrinksim iš čionais ir pagaminsime. O, tortas su saldainiais, štai šitas receptas gal visai ir tiktų mums pagaminimui, taip? Jeigu pagaminti tortas, kas? Kas atsitiko? Jūs juokaujat, knygos nedega, čia receptų knyga, jinai negali degti. Tai va, aš galvoju, kokį mes dalyką galėtume padaryti. Galėtų būti... Kas? Knyga dega? Negali būti, knygos nedega, čia visiškai paprastai. Atsiprašau, aš ne tą puslapį atvažiau, čia burtų knyga. Sekundėlę atversiu, čia dar vienas skyrius. Čia kažką rašo apie raudoną nosį. Ką reiškia raudoną nosį? Raudona nosis, nieko nesuprantu. Parašyta kažkas apie raudoną nosį. Pas mane raudona nosis? Ach, ta burtų knyga keista, viskai... Gal aš nosį padėsiu čia, o knygą padėsiu atgal. Sakau, vaikai, čia juk magiška laboratorija, viskas čia vyksta paeiliui ir įvairiausiai keistenybės taip pat čia vyksta. Gerai, ar jau padovanojat gėles? Teisingai, aš žinot, irgi paieškosiu, gal ir aš turiu kur nors gėlių. Wow, kas čia pas man? Jinai spalvota, taip? Rugsėjo 1 jūs atnešėt gėlių savo auklėtojam, o aš irgi turiu čia... Kokia spalva? Čia? Čia? O čia? Gerai, iš naujo, iš eilės. Kokia čia spalva? Ai, čia mėlyna, prigavau. Dar kartelį? Ir kai pasakote abrakadabra bum, įvyksta stebuklas. Pasiruošę? Abrakadabra čiubum! Na va, ir aš turiu gėlę, kaip ir sakiau, Brunduko gimtadienis. Aš jam padovanosiu sultis, Brundukui padovanosiu gėlę, bet mes dar nepadarėm tortą, ar padarėm tortą? Gerai, o gal jūs turit kas nors kokį receptą skaniausią? Neturit? Niekas niekada nedarė torto namie? Na nieko, galėsime, žinot ką, šiandien kartu su jumis pagaminti tortą. Tuoj atnešiu lagaminą, kur pasidėti viską. Taip, ar tikrai nežinot jokio recepto? Mai. Ne, gerai. Dedam miltus. Cukrų dedam, čia turi cukraus. Meskit. Gerai. Kiaušinį dedam. Meskit čia. Nei mane, čia. Baigit, užteks. Dabar sumaišom, tešlą maišom, greičiau. Į kitą pusę. O dabar paragausiu. Taip gaudykit jam, paragaukit. Čia paragaukit. Skanu. Gerai, o dabar reikia įdėti tortą į orkaitę ir kepti, taip? Gerai, uždarysim su dangteliu, įdėsim, čia bus, įsivaizduojam, kad čia orkaitė, jungiam čik. Tik aišku, be tėvelių orkaičių nejungit. Taigi, kokia temperatūra kepimo, tai pažiūrėsim, pradėsime kepti mūsų tortą. Tai tortas pradės... Kažkoks labai karštas, keista. Atidaryt? Ar jau pakankamai iškepėm?
Aš dėl viso ko žinot, ką padarysiu tai, padėsiu šitą čia nais, reikia dar vienos burtų lasdelės, paburti šiek tiek, kad tikrai pavyktų tortas. Aš turiu pačią nuostabiausią burtų lasdelę, dar nematėt mano burtų lasdelės? Volia, štai ir jinai! Kas čia? Čia skraistė, bet palaukit, juk aš burtininkas, o man reikia torto, brunduko gimtadienį, tai padarom abrakadabra bum, mums reikia burtų lasdelės, taip? Visi kartu. Abrakadabra bum, mums reikia burtų lasdelės. Štai. O, gerai, viskas, o dabar pasiruoškite tortą. 1, 2, 3. Pažiūrės, ar pavyko. Pavyko! Jūs manim netikit? Gerai, dar kartelį. Atidarom. Ta-da-da-da-dam. Taigi, tortas ir netgi žinot, ne pats vienas tortas, o netgi su saldainiais. O su saldainiais galima žinot, ką daryti? Valgyt, arba dar galima daryti taip. O po to jūs valgyt gerai. Tai žinot, brunduko šventė, aš turiu torto, gėrimo, ko dar trūksta šventė, gimtadienį, dovanos. Gerai, apie tai nepagalvojau, tikrai reikia dovanos brundukui, geros dovanos, taip? O piešinys bus gera dovana? Gerai, einu ieškoti piešinio. Arba, žinot, nupiešiu piešinį. Sakykit, ką mes padovanosim brundukui, kokį piešinį padovanosim? Bet gal nupieškim kokį nors gyvūną? Kokį gyvūną nupiešim, sakykit? Arčiau. Gerai, pradedam piešti, girdėjau, kažkas sakė kačiuką. Gerai, galim nupiešti kačiuką. Čia bus kačiuko akis. Čia bus kačiuko nosis. Čia bus kačiuko burna. Ar gražus? Ne? Usiukai, taip, kačiuko. Reikia dar akyčių nupiešti kačiukui. Taip, 2 akytės, va. Tada ausis. Gražus? Kas sakė, kad ne? Na, va, gavosi. Žiūrėkit, vaikai, gavosi puikiai dovana. Gavosi labai gražus kačiukas, teisingai? Labai gražus kačiukas. Va, ir kaip. Piešinių, o akis nejuda, vaikai, ką jūs kalbat? Tai va, gavosi labai gražus kačiukas. Tikrai, labas katinėlį. Paklauskim, kuo jis vardu. Čia pasirodo katinėlis, jis sako tik tai žodį miau miau. Tai gerai, katinėlis miau miau. Bet sakykit, vaikai, ar bus gera dovanėlė katinėlis miau miau, o mano draugui brundukui? Na, katinėlį, pagalvosim, ar dovanosim tave, gerai? O mes dabar sugalvojau, vaikai, juk aš galiu užburti bet kokią dovaną. Teisingai? Tai kodėlgi to nepadarius? Na, o kad būtų įdomiau, vaikai, padarysiu tai. Turiu jau netgi paruošęs dovanų dėžutę, čia yra atsiras dovana. Sekundėlė, žiūrėk, čia yra skaičiai. Kas moka skaičiuoti? Gerai, skaičiuojam kartu su manim. O dabar atgal.
Ir kągi aš jums pasakysiu, čia atsiras dovana, bet mes išsirinksim. Kokia dovana kitoj pusėje, staigmena nieks nežino, tai ir yra smagu, kai mes dar kažko nežinom ir yra kažkokia staigmenėlė. Bet mes išrinksime vieną skaičių, kad būtų aiškiau, aš paprašysiu, vat jūs, ko vardu sakykit? Jūs. Taip. Ramutė, pasirinkit bet kokį skaičių, nes mes, kai vaikų paprašysiu, čia daug bus variantų, bet kokį sakykit. Bet kokį. Koks? Skaičius 3. Gerai. Dėmesio vaikai. Ar tikrai 3? Ar norit pakeisti? 3? Gerai. Dėmesio vaikai. Tuoj parodysiu. Čia yra daug dovanų kitoj pusėje. Pasiemam skaičių 3, traukiam ir žiūrim, kasgi slepiasi šitoj pusėje. Kas čia? O čia buvo pasirinkimas dovanų, kuriuos aš norėjau padovanoti Brundukui. Kamuolys, dinozauras, arkliukas arba konstruktorius. Tai reiškia, kad čia atsiras meškiukas. Gerai, gedu. Bet palaukite, kaip reikia burtažodžio, kad čia atsirastų meškiukas. O sakykit, meškiukas mažas ar didelis? Kokio dydžio, tokio? Ar tokio? Netilps į dėžę didelis. Na. Burtai yra burtai, paimsim štai šitą dėžę ir pažiūrėsim, ar pavyks mums išburti kokį nors. Gal jau ir pavyko. Atidarom dėžę ir žiūrim, kas yra dėžės viduj. Dėžės viduj yra... Milžiniškas meškinas! Valio! Labas meškina, gali pamojuoti vaikam! Labas! Na kągi, belieka šitą meškiną įdėti į dėžę, užryšti kaspiną ir padovanosiu Brundukui. Gera mintis. Padėkite meškiną į dėžutę. Taip. Prašau, paimkite dėžutę. Kaip ir sakiau, vaikai, supakuosime meškiną, sudėsim jį. O dabar kokias dar linksmybės darysim? Ar šoksim ir dainuosim? Tikrai? Labai gerai. Kas čia? Kas vasarą žaidžia su mūno burbulais? Labai gerai. Stebėkit, parodysiu tokius gražius burbulus. Reikia paimti, šiek tiek papūsti. Gerai, pamatėt burbulus, dabar stebėkit. Vaikai, dėmesį. Žiūrėkit čia nais. Išpūsiu vieną burbulą, gerai? Ir pabandysiu jį pagauti. Gerai, niekur nebėgit, aš bandau gaudyti burbulą. Sekundėlę. Pagavau. Dabar žiūrėkit, paimsiu burbulą ir uždėsiu jį ant pagaliuko štai va tai, vat. Tai ką panašu? Tikrai ir skonis kaip šulpinuko. Reikia įsuviniuoti, kad būtų visiškai naujas. Padarom taip, 1, 2... Dabar bandysiu pamojuoti. Vieną pusę reikia taip. Ir 1, 2, 3. Kas čia? Kas čia gali padaryti kas čia? Bet aš pasakyčiau labai mažas čiulpinukas, taip? Bet juk šiandien pas mus burtai. Paimsiu šitą čiulpinuką. Stebėkit. Įdėsiu į šitą dėžę. Ir uždarysiu. Dabar reikia burtažodžio. Sakykit burtažodį. Atidarom dėžę, pažiūrėsim, kas gavosi, gerai? Pasiruošę?
Oho, gavosi labai didelis šiltinukas. Aš manau, kad Gruntuko gimtadienis bus kupinas įvairiausių staigmenų, pokštų ir dovanų. Dedu čia šiltinuką, padėsiu jį štai čia. Gerai, sakėt vaikai, kad šoksim, taip? Gerai, jūs sakykit la 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 la. Vaikai su lazdelė pradeda šokti. Sakykit dar la 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 la. O, jinai pradeda šokti. La 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 la. La la la, jinai pradeda šokti. Wow, wow, Jums neblogai sekasi, jeigu jūs sakot la 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 la. Pabandom dar kartelį. Nebuvo, ten girnas paulius. O dabar dėmesį daug taip, padarykit taip. Padarykit pirštą taip. Nieko nesakyk, tai būtų su paslapti. Aš noriu jums parodyti dar vieną paslaptį. Tik labai tyliai. Jums labai gerai pavyko sakyti la 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 la. Dabar, kadangi pradėjo šokti lazdelę, pažiūrėsim, ar gali šokti koks nors didelis dalykas. Pavyzdžiui, lagaminas, arba tas dėdė šokti ar galėtų, arba tas dėdė, arba magiški dalykai. Paimkim ir priverskim šokti kokį nors neįprastą dalyką. Tas neįprastas dalykas galėtų būti, pavyzdžiui, mano stalas. Taip. Paimkim štai šitą. Bet jums, vaikai, reiks daryti taip pirštelius. Taip, gerai. Galėsi taip daryti? Tikrai? Sakysim, la 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 la. Taip, pažiūrėsim, taip. Čia beje yra labai muzikalioji plunksnelė. Plunksnelė, kai vaikai dainuos, šoksi, gerai? Aha, gerai. Ne, tikrai šokit. Gerai. Uždarai čia, kad tu čia visi. La. Šok ar ne? Kur čia tas? Kažkur čia turėjo būti jungimo mygtukas, aš jo nerandu. Nežinau, aš paieškosiu vėliau, bet jis turėjo pagal idėją šokti arba kilti kas. Jau pradėjau. Jisai laiko, kad nepraskris. Pažiūrim, la. Jis tikrai šokinėjo. Reikia, kad nepraskris. Įdomu, pabandom dar kartelį. Laikau. Jis tikrai šokinėjo. Jis tikrai gali skraidyti. Na gerai, o dabar galit pasakyti, kad jisai jau nustotų. Sakom, ačiū stalui. Padėsiu jį. Padėsiu jį kol kas šiandien, kad jisai visai nenuskristų. Na, o mes su jumis dar vaikai žinot, ką galim padaryti. Kadangi jūs atėjote į darželį, rugsėjo 1, išmoksite daug įdomių dalykų, taip? Taigi, pirmiausia, pradėkime nuo to, kad... Katinas. Gerai, stebėkite, kas čia yra. O gal galite paimti savo magišką paštuką arba tušinuką, ką atsinešėt? Paimkite, ištraukite iš kišenės ir pradėsim piešti, gerai? Piešiam. Ir kai jau būsit nupiešę, meskit man čia vieningą.
dar daugiau, dar daugiau, dar daugiau, dar daugiau. Gerai. O dabar dėmesio pažiūrim, kas gavosi. Wow, kokie gražūs piešiniai. Tai jūs manim netikit? Taip. Paspaudžiu mygtuką, pip. Viskas, jau galim žiūrėti. Piešinukai. Buvo tuščias, atsimeni? Ko trūksta? Spalvų. Gerai, paimkit savo mėgstamiausią spalvą ir spalvinam, 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 spalvinam. Ten spalvinam visi tenais, visi, čia spalvinam, spalvinam. Ir spalvinam, spalvinam, spalvinam. Ar jau visi nuspalvino, ar čia nuspalvinam? Gerai. Žinot, labai jau greit spalvinam, kokias 3-5 sekundės spalvinam. Pažiūrim, kas gavosi. Pasiruošėm? Bus mėlyna. Yra mėlyna, matau mėlyna. Labai jau greit nusispalvino. Taip jau būna. Gražu? Kodėl negražu? Palaukit. Tuoj viską sugalvosiu. Žiūrėkit, galim padaryti taip. Jeigu aš laikysiu knygą taip, čia yra spalvų lygintuvas. Jungiu spalvų lygintuvą ir reikia tiesiog pasiruošti ir sakyti spalvos išsilyginti. Čia taip veikia spalvų lygintuvas. Šiek tiek magiškų jau sniegelio. O dabar pasiruošę vaikai dėmesio. Žiūrim, kas gavosi po mūsų spalvų lygintuvo. 3, 2, 1. Spalvos visiškai išsilygino. Valio! Gerai, ištieskit rankas ir gaudykit piešinėlius. Čia tau vienas, čia tau. Visiems po piešinėlius. Ten dar paimkit. Ar visi jau gavot? Čia dar negavot. Prašau, gaudykit. Nes mano knygai, pažiūrėkit, kas vyko. Žiūrim, 3, 2, 1. Viskas, spalvos liko pas jūs. Labai gerai. Gerai, vaikučiai, dabar turbūt jūs jau keliausite kur? Sakykit, kur keliausite? Keliausite turbūt pas save tenais į grupes ar kažkur. Ir žiūrėk, kadangi pas jūs prasidėjo mokslo metai, aš jums, vaikai, noriu kai ko palinkėti. Ir tai padarysiu. Paimsiu vieną skarelę dėsiu, čia bus mano palinkėjimas jums. Vieną skarelę dedu čia. Taip. Ir dar vieną skarelę. Taip. Dedu vienas. Supratau, čia skylė. Supratau. Uždarom šitą skylę, dabar jau skylės nebėra. Štai viskas. Dabar. Kokia čia skarelė? Dedu ją čionais, čia kokia skarelė. Dedu ją čionais. Aš noriu jums, vaikai, palinkėti daug nuostabių dalykų, kad jūs atėję rugsėjo 2 dieną, 3, 4 ir visus metus išmoktume daug nuostabių dalykų ir aš jums to labai linkiu. Stebėkite. Paburiam ir mano palinkėjimas jums bus išmokti daug visko, žinoti, o svarbiausia, vien su kitu labai gražiai draugauti. Ir to aš jums, vaikai, noriu palinkėti labai daug. Labai tiek daug, kiek sugebėsite suskaičiuoti širdelių, tiek sugebėsite suskaičiuoti, tiek nuostabiausių dalykų aš jums ir linkiu. Pasiruošę? Skaičiuojam ir skaičiuojam. Suskaičiavot. Tai va tiek nuostabių dalykų aš jums ir linkiu išmokti.
išmokti ir žinoti daug gražių dalykų. O dabar pasakysiu jums ačiū. Ir palinkėsiu gražių, nuostabių jums mokslo metų. Ačiū jums, vaikai, gražių mokslo metų. Ačiū. Gerai, dabar duok prašau lieputį. Kaip šlieputį? Paimk, Nikolė, va, šau. Paimk. Oho, koks didelis.